Tu žinai, sako, vakar buvo ten minusinė kaina, tai aš viską pasikroviau ir dar uždirbau. Nu, tai aš irgi taip noriu. Bet jeigu aš gerai supratau, tai turėdami kaupiklius, mes galim savo tos elektrinės gyvenimo ciklą ištęsti ir į žiemą. Tikrai taip, Mariau, teisingai supranti, nes galima pasinaudoti biržos kainą vadinamą atidavimu į tinklus ir reguliuoti kaupiklio atiduodamą galią, kai elektra yra brangesnė į tinklą, o kai jinai pigi arba minusinė, pasikrauti tą bateriją. Kaupiklių sistemos yra ant tiek išmanios, jos gali būti sujungtos su Nord Poolu ir matyti, kokia ta elektros kaina bus už kelių valandų rytoj ir pagal tai reguliuoti savo gyvenimo ciklą. Taigi netgi galima iki to daeiti su biržos kaina, kad netgi elektromobilį galima krauti irgi su biržos kaina, su kaupiklių sistema tuo pačiu. Tai va aš ir girdžiu nuolat iš savo to draugo Esto. Tu žinai, sako, vakar buvo ten minusinė kaina, tai aš viską pasikroviau ir dar uždirbau. Nu, tai aš irgi taip noriu. Ne tik tai Estai taip gali.